Pasiūlymai einantis iš liberalų frakcijos narių pasisakymai ir apeliuojantis ir pasisakantis prieš draudimą vienų ar kitų mokesčių kelti, praktiškai visose yra pasiūlymai to nedaryti. Tai labai keista iš tikro girdėti būtent liberalų tokius pasiūlymus, pirmiausiai dėl ko, nes jie nuolat kalba apie krašto apsaugos didinimo poreikį, bet kada kalbam apie konkrečius pinigus ir iš kur tą poreikį gyveninti, jie sako, ne, nereikia. Kolega iš Seimo demokratai norėtųsi tik pasakyti, kad prieš kalbant reikėtų apsidaryti savo frakcijos kolegų tarpe, nes ekonomikos ministro gerbiamo Luko Savicko šiandien salėje nebuvo balsuojant dėl keliamo pelno mokesčio. Nes, ir turbūt ir demokratų frakcijų tikrai yra protingų žmonių, kurie supranta, kaip svarbu yra išlaikyti augančią ekonomiką, nes jeigu yra teigiama, kad liberalai nesirūpina gynybos biudžetu, liberalai kaip tik sako, kad tik auganti ekonomika užtikrins papildomus gynybos poreikius.